Sveiki. Tai įvadinė dalis į keletą video, kuriuose praktiškai pademonstruosiu tapybos procesą, naudodamas ribotą spalvų paletę. Apie pačią paletę pakalbėsime šiek tiek vėliau, o dabar labai glaustai apie spalvų teoriją. Iš pirmo žvilgsnio spalvų teorija gali atrodyti sudėtinga, tačiau norint ją pritaikyti savo kūryboje, pakanka suprasti kelis pagrindinius principus. Pradėkime nuo pačios spalvos. Kas yra spalva? Supaprastintai tariant, tai yra regėjimo pojūtis, kurį sukelia skirtingų bangos ilgių šviesa, atsispindinti nuo objektų. Kiekviena spalva turi savybių, kurios leidžia ją atskirti nuo kitų. Paprastai jos apibūdinamos trimis aspektais – tonu, verte, kitaip tariant šviesumu ir sodrumu. Tonas – tai spalvos atributas, leidžiantis mums atskirti vieną spalvą nuo kitos. Kitaip sakant, tai yra pati spalva, kurią matome spalvų rate. Vertė – tai aspektas leidžiantis mums atskirti šviesią spalvą nuo tamsios. Jie apibūdina šviesos kiekį, kurį objektas atspindi arba skleidžia. Absoliučiai juoda spalva turi nulinę šviesumo vertę. Absoliučiai balta 100%. Praktikoje mes menininkai vertę dažniausiai supaprastiname iki ribotos skalės. Pavyzdžiui, nuo 0 iki 10. Tokia skalė yra daug lengviau valdoma tapybos procese. Sodrumas nurodo spalvos grynumą. Kai spalvą neutralizuojame, jo sodrumas mažėja, o pati spalva artėja prie pilkos. Tai galima padaryti dviem būdais. Pirmas – prie spalvos pridėjus pilkos. Antras – pridėjus jai komplementarią spalvą iš spalvų rato. Teoriškai sumaišius šias dvi spalvas lygiomis dalimis gausime pilką spalvą. Spalvų ratas. Šiandien spalvų teorija meno pasaulyje pirmiausia suvokiama kaip praktinis vadovas kūrėjams. Viena pagrindinių priemonių, padedančių suprasti spalvų tarpusavio ryšius, yra spalvų ratas. Spalvų ratas padeda mums ne tik įvardyti spalvas, bet ir matyti, kaip jos sąveikauja tarpusavyje. Egzistuoja du pagrindiniai spalvų rato modeliai – adityvusis ir subtraktyvusis. Kaip menininkui, jums svarbiausia gerai suprasti subtraktyvų spalvų rato modelį. Būtent jis yra laikomas dailininko spalvų ratu ir naudojamas tapyboje. Dailininko spalvų rate spalvos skirstomos į tris pagrindinės grupės – pirmines, antrines ir tretines. Pirminės spalvos yra spalvų rato pagrindas. Jų negalima išgauti maišant kitas spalvas, tačiau būtent iš jų gimsta visos likusios. Todėl paletėje svarbu turėti sąlyginai tikrą raudoną, mėlyną ir geltoną spalvas. Antrinės spalvos gaunamos maišant dvi pagrindinės spalvas. Teorijoje lygiomis dalimis, tačiau praktikoje proporcijos gali skirtis, priklausomai nuo pigmento. Raudona ir mėlyna – violetinė. Raudona ir geltona – oranžinė. Mėlyna ir geltona – žalia. Tretinės spalvos gaunamos maišant pirmines ir antrines spalvas. Iš viso jų yra 6. Taigi, klasikinį spalvų ratą sudaro 12 spalvų. Šioje būsimoje demonstracijoje naudosiu minimalią spalvų paletę sudarytą iš 3 plus 1 pagrindinių spalvų – raudonos, mėlynos, geltonos ir baltos. Baltą spalvą kaip pagrindinę įvardinu neatsitiktinai. Tai spalva, kurios neįmanoma išgauti maišant 3 pirminės spalvas. Mano paletę sudarys šie pigmentai – raudona, kvinakridono rožinė. Tai skaidri spalva. Pigmento indeksas PV19. Mėlyna. Ftalio žydra. Taip pat skaidri spalva.
pigmento indeksas PB15. Geltona. Kadmis citrininis. Tai nepermatoma spalva. Pigmento indeksas PY35. Balta. Titano balti. Nepermatoma spalva. Pigmento indeksas PV6. Visų pasirinktų dažų atsparumas šviesos, aplinkos poveikiai puikus. Gamintojas Royal Talents. Profesionali Rembrandt serija. Visi pigmentai išskyrus titano baltą yra maišyti su šalto spaudimo linų sėmenų aliejumi. Balta su dygminų aliejumi. Ributos paletė naudojimo privalumai. Naudodami ribotą paletę mes mokomės įvairių pigmentų maišymų derinių, siekdami išgauti kuo platesnę spalvų įvairovę iš minimalaus kiekio dažų. Ribotos paletės naudojimo trūkumai. Ribotos paletės trūkumas – sudėtingiau išgauti antrinius ir tretinius mišinius su labai aukštu spalvų sodrumu. Raudonos, oranžinės, žalios ir žemės spalvos nebus tokios sodrios, kaip naudojant šių atspalvių specifinius pigmentus. Norint pasiekti didesnį sodrumą, į paletę būtina įtraukti papildomus pigmentus. Šio video pabaigai svarbu paminėti, kad ribota paletė tai ne tik pirminių spalvų kombinacija. Kiekvienas profesionalus dailininkas ilgainiui susiformuoja jam geriausiai tinkančią paletę. Tarp jų ir ribota. Ribota paletė gali būti sudaryta iš 4, 5 ar net daugiau pigmentų. Ji gali būti paremta net vien tik žemės spalvomis. Beje, buvo ir yra dailininkų, kurie visą savo karjerą dirbo naudodami vien tik ribotą paletę. Iki kito karto.